Žemaitijos nacionalinis parkas. Čia apsilankęs jautiesi lyg paslaptingoje legendoje. Vaizduotėje atgimsta ledynų pašvaistės, neįžengiamos sengirio paunksmės, smilkstančios alkos, tiltai per ežero gelmes. Rašė Lietuvos geografas, gamtininkas, politinis veikėjas, kovo 11 dienos akto signataras Česlovas Kudaba. Vienas iš svarbiausių parko uždavinių – išsaugoti ypač vertingą ir sudėtingą senąjį gamtos ir kultūros paveldą – piliakalnius, alkakalnius, kapinynus ir senovės gyvenvietės, savitą šio krašto architektūros palikimą. Kalbiname Žemaitijos nacionalinio parko kultūros paveldo skyriaus vedėją Aldoną Kuprelytę. Mes esam Platelj dvaro sodybos vienam iš pastatų Platelj dvaras Vėrnį. Čia daugiau kaip prieš metus prasidėjo Platelj dvaro sodybos dviejų pastatų rekonstrukcija ir pritaikymas turizmo reikmėms, pristatant ir parengiant naujas ekspozicijas. Ir šitus pastatus moderniai jau pristatytas ekspozicijas. Tai gamtos ekspozicija, Platelj dvaro nedidelė ekspozicija, senovės mūsų kraštą, ir kuršiškas, ir žemaitiškas. O čia mes esam etnografijos ekspozicijų ir dar užgavėnis ir kitam pastatė buvusios arklidės. Dabar jeigu trumpą pristatyti etnografijos ekspozicijai, tai etnografijos ekspozicija suskirstyta į tam tikras temas apie kalvystį, apie mūsų maistą, apie žvejybą, mūsų šventės, kryždirbystę, moterišką darbštis, apie audimą, netgi apie senovišką sportą žaidimą repką. Ir kiekvienoj trumpą pristatyta. Ir dar kas įdomu, kad Kazimieras Striaupa apie kiekvieną temą padarė kažkokį tai drožinį, pavyzdžiui, kalvį, arba tokį įdomus kepim, kad lankytojų uns neveizė tik į senovinis mūsų rakans, bet galėtų pasidžiaugti ir sulyginti. Arba jeigu net nežino, tai pamatyti, kaip tai darbo ar kažkoks šventis buvo šventamas. Žemaitijo neatskiriam dalis į kryždirbystę, kaip visą Lietuvą žinom, kai UNESCO paveldo sąrašas įtraukti. Bet mūsų kraštas unikalus to, kad Žemaitijos nacionaliniam parko teritorijoje ir net du kryžiaus keliai. Tai Žemaičių kalvarijo ir Beržo. Žemaičių kalvarijo prašmatnesnis, ten 19 koplyčių, o Beržo pastatys 1759–60 metais. Ir papras pirmas viso Lietuvos didžiojo kunigaikštystėje kryžiaus kelias, katru pastatė pat parapijai. Kiekvienas kaimas statė po vieną koplyčią, priveizėjams, daboj. Sovietmečiu buvo nugriautas, dabar visi atstatytas. Ir dar reikėtų išskirti, kad mūsų parke yra labai daug išlikusių ir koplyčėlių, ir koplyčių, ir kryžių. Ir tik tas Žemaitija būdingas koplytėlis ant žemės, tas didelis unikalumas. Ir mūsų senieji meistra palieka ton tradicijai, iškeravoja dabartinę meistrą ir dabar turim 10 medį meistrų, katrai dar koplyčėlis, katrai dar koplyčius, kryžius, o jau kitieji, sakysim, kurie gal tokių didelių darbų nedar, tai dar šventųjų skulptūrėlis, tai, manau, unikalus dalykas. Be garsiuosius, aiškanos jau vėlyvas tos Žemaičių kalvarijos bažnyčios, kaip sakom, kabalda, golbelį, ir dar labai unikalių 18 amžiaus bažnyčių, tašytas paprasčiausių skliutų didelių kėrių, statytas senobiška, iš eglinių rostų. Ir anos visas ir statytas 1705 metais, tai būtų 18 amžiaus, pavyzdžiui, Platelj bažnyčiai. Išlikus Lietuvos medinį bažnyčią, tai tikrai antrą pagal senom statyti 1744 metais. Beržo šiek tiek jaunesnį porą metų, Gintališkis 10 metų jaunesnį, buvo ir kitas aplinkų taip pat didelės senas bažnyčios ir Gintališkis ir Alsėdis.
dabar labai gaila, bet visą Lietuvą pradėjo vienodą ėsti, kaip žemaitė, kai sakytų. Visi valgo ton daugiau maisto, katras ir kriautvės nupirks, pusfabrikačius visokius, pamirš savo senovinis tradicinis valgas. Jei mes prieš kokį 50-70 metų atvažiuotumėm Žemaitijai, tai pusrytė jūs gautum ėsti košį. Košis buvo įvairiausi, žemaičiai puikiausi košių žinovo. Ar pusmarškunį, ar rugienį, ar pusienį, ar šilkienį. Išvirdavo gaspadinis tokie struopnis, tokie skanis košis, kad tikrai galėdavo apsilaižyti. Bet pri košis visuomet daudavo mirkal, pri mirkal dar daudavo rūkštą peiną, peitums išvirstų terštą sriobą, kad būtų pirmus antrus atrats, kažkokį burutkinį, kopūstinį, dar kau nors, o večerė gautum lengvesnį, penišką kažkokį sriubelį, konkolinį, adabikau. Kai jau buvo pats darbymetis, tai per darbymetis būdavo priešpietė pavakaris. Nu, jau kai neapsidarbau, tai 3 sėdi per dieną. Žemaičiai sako, nevalga, o ėda. Nu, ir dar tokių retesnių valgių būtų žemaičių, tai būtų ir spirgėnį, ir kastinys, ir kiti struvo. Senas laikas žmonės augina linų ir nemažai augina linų, dėl to, kad drabužius pirkti ne kiekvienas galėjai. Turėjai pats linus išsaugintams, išsišukauti, išlaužyti, susiverti, išsausti. Ir tuomet jau naudoji ir apsirėdimų, lovelis kloji, visko turėjai pats pasigaminti. Gal, kad dabar tų linų beauginam, tik tas linų aliejus spausti. Bet gal atės laiks, kad prisiminsim, pats pradėsim apintas auginklėms. Dar be linų augindavo kanapis, dėl to, kad iš kanapių baisės taip vis virvis išėdavo. Ir pakinktą darbinį arkliams, ir virvis visas dar iš kanapių. Bet to Žemaitijų kanapis mylėjo dėl kitų dalykų. Iš kanapių dar didelę puikį valgį, tai spirgėnį. Spirgėnis dabar jau perkam kanapis irgi. Iš svetių šalių atvežs arba spirgėnį yra mišlinų sėmenų. Žemaitiška sodyba irgi išsiskyrė savo būdinkas, savo didumus. Kaip sodybas visuomet buvo kažkoks miškelis. Sodyba buvo aptverta įvairiausiom tvorom, ir tik Žemaitija būdinga pusgulstienį tvorą, o čia Kretingos krašte netgi iš akmenų sukraudavo akmeninis tvoras. Pagrindinis sodybas pastas arba būdinis buvo trobė, gyvenamas nams. Priešas visuomet buvo klėtis. Didoms plėtis priklausė nuo to, koks ūkininkas įstiprom, kiek žemės turi. Dar būdavo tvarta. Tvarta galėjo būti U formas, L formas arba paprasti. Toliausia nuo visų pastatų visuomet būdavo jaujai. Dėl to, kol nebuvo kombainų, kol nebuvo kulėklių, reikėjo visuomet javus iš laukų suvežti. Ir tik paskui rudenį koldavo. Nu, jie būdavo didelis ūkis, tai tų pastatų, kaip sakiau, būdingi dar galėjo būti iki 10 štokų. Platelių dvarą arklidės ir įkurtas pirmas visų Lietuvų užgavėnių muziejus arba ekspozicija, paprasčiau pasakius. Mūsų ekspozicijoje ir daugiau kaip 2,5 užgavėnių kaukių arba ličinų, kaip sakytum, vietinė. Užgavėnis ir žemaitiška šventė. Ir tikrai, nors dabar ne valstybinė, bet mes šventam manom kaip valstybinė. Senas laikas užgavėnių švęsdavo 2 dienas. Dabar taip pat švent 2 dienas, pirmą dieną ant mažėja žyduką, o antrą dieną jau tikrėja žydą. Pagrindinė personaža ir užgavėnių gervė, užgavėnių
ožys, meška, tai tos būtų pats seniausias gamtiškas tos kalbos. O paskui jau vis skaitis. Ir velnis, ir obaks, ir lašinėnis, ir kanapėnis. Ir būtina senovė tempdavo mūr, ir dabar mes tempam mūr. Tai tokį čiūčelą, kad yra ir, kaip simbolis senųjų užgavėnių, nes senųjų užgavėnis iki krikščioniškas laikas žmonėms buvo kaip tikra, dabar būtum religinis šventė. O dabar pasiliek mums tik ta žaismė, vaidinėms, špuosa, linksmybės. Ir būtina per užgavėnis reikia daug įėsti. Tai reikia ėsti bei 12 reizų, 12 sykių per dieną reikia ėsti. Ėsdavo ne tik blynus, bet ėsdavo šiopinį tokį reibį, su reibė mėsą, kropų visokių, bolvių, reibios kiaulienas, gaspadorių visuomet duodavo suėsti audegą, o piemenėlio kojelės, kad būtų bystros, kad galėtų paskui karvis audegas lakstyti vasarą. Parko lankytojų teisės ir pareigos. Parko lankytojai turi teisę lankytis parke, išskyrus parko gamtiniuose rezervatuose, pusiasaliuose ir salose. Parko lankytojams draudžiama lankytis Ertenio, Pakastuvos, Paparčių, Siberijos, Užpelkių, telmologiniuose, pelkių draustiniuose nuo balandžio 1 dienos iki rugpjūčio 1 dienos, išskyrus bendro naudojimo kelius bei dirbamus laukus. Lankytis gamtiniuose rezervatuose nesuderinus su parko direkcija. Lankytis parko vandens telkiniuose esančių salų ir pusiasalių nesilaikant papildomų reikalavimų numatytų šiose taisyklėse. Laikyti ir naudoti mažuosius ir sportinius laivus ar įrengiant jų stovėjimo įrenginius nesilaikant papildomų reikalavimų numatytų šiose taisyklėse. Kurti laužus, statyti palapines tam tikslų neįrengtose ir nenumatytose vietose. Naikinti ir žaloti gamtos ir kultūros paveldo objektus, vertybės. Gadinti, naikinti ir savavališkai perkelti rekreacinius įrenginius, informacinės rodyklės, stendus, riboženklius, kvartalinius stulpus ir ženklus, priešgaisrinius įrenginius. Savavališkai kirsti, naikinti, žaloti medžius ar krūmus. Gaudyti, naikinti ir žaloti laukinius gyvūnus, įsinešti juos su savimi, rinkti paukščių kiaušinius, ardyti jų būstus, olas, dreves, lizdus ar panašiai. Ar kitaip kenkti gyvūnų aplinkai. Rinkti į Lietuvos Respublikos raudonąją knygą įrašytų rūšių augalus ir grybus, naikinti jų augimvietės. Naikinti ar žaloti skruzdėlynus. Naikinti, žaloti, rinkti ar įsinešti, įsivežti miško paklotę. Triukšmauti, garsiai leisti muziką ar kitaip trukdyti kitų parkų lankytojų ar vietos gyventojų poilsio. Leisti bėgioti palaidiems šunims, maudyti juos paplūdimuose ar kitose žmonių susitelkimo vietose. Statyti transporto priemonės arčiau kaip 25 metrai nuo vandens telkinio kranto ar vandens telkinio šlaito viršutinės briaunos, kai krantai yra statūs, išskyrus stovėjimą įrengtose ir atitinkamai ženklais pažymėtose automobilių stovėjimo aikštelėse. Plauti autotransporto priemonės vandens telkiniuose. Važinėti motorinėmis transporto priemonėmis vandens telkinių ledo paviršiumi. Šiukšlinti aplinką, teršti vandens telkinius, skalbti ežeruose ir upėse. Užkasti šiukšles ir atliekas. Deginti sausą žolę, nendres, nukritusius medžių lapus, buitinės atliekas. Ardyti, gadinti šlaitus ar kitaip skatinti žemės paviršiaus eroziją. Trukdyti stovyklavičių, poilsiaviečių įrengimo, apželdinimo, pažintinių takų žymėjimo ir įrengimo bei kitiems tvarkymo darbams parke. Lankytis parko Plokštinės ir Rukundžių gamtiniuose rezervatuose leidžiama tik mokslo tiriamaisiais, mokomaisiais ar pažintiniais tikslais, laikantis šių taisyklių nurodytos tvarkos. Visose parko vandens telkinių vietose bei hidrografiniuose gamtos paminklų teritorijose, Briedsalėje, Veršių ir Pilies salose, Kreiviškių ir Auksalės pusiasaliuose lankytojams draudžiama organizuoti pažintinės ekskursijas į hidrografinius gamtos paminklus, nesuderinus su parko direkcija.